Eina sau, kas čia dabar nutiko? Blemba, nežinau, čia ratai visi nulūžę, sparnų pusiau nebėra, galinio, oh my god, visos uodegos nėra. Baisiai. Man atrodo, pilotas viduj. Ei, tu sveikas? Eina sau, tau viskas gerai? Daktaro. Kas nors greičiau kvieskit jam daktarą. Aš jį paimsiu. Po 5 valandų. Na, matau, jūs sutaisėte mano lėktuvą. Jo, mes tik tais ratus, sparnai čia visi vis dar nulūžę, dar nebus galima skristi gal kokią savaitę, kol pataisysime pilnai. O kaip čia taip atsitiko? Na, aš skridau į bombardavimo būrį virš Laoso, pro Laosą ir Kambodžią į Hue miestą ir reikėjo nais išbombarduoti, bet iš mano galo atvarė 2 MiG-15 ir tiesiog pirmas nulaužė mano abudu priekinius sparnus pusiau ir galinį, aš jį nutraukiau su vienu sidewinderiu pasisukęs, tada antras atvarė iš priekio, prasuko per apačią, su galiuku savo viršaus pralaužė biškį mano ratą ir jisai nestabilus tapo ir biškį nušovė mano tenais galinio sparno kampelį, tai jo ir labai stipriai apšaudė piloto kabiną, kur aš buvau. Na, tai jau tikrai baisiai, bet ką dabar žadi daryti? Man reikia varyti atgal. Ne, tu negali, ypač su tokiu lėktuvu. Tu negali varyti atgal, tu neturi jokios amunicijos. Aš turiu 120 mm patrankos sviedinukų ir gal jūs man galėtumėt paskolinti kokią bombą vieną. Na, mes turime šitą. Oho, šitą gerai atrodo. Kiek jinai kilogramų sveria? 1850 kg. Užteks pralyginti biškį miestelį. Užmontuokite ją dabar. Gerai, kaip pasakysi. Gerai, viskas paruošta. Galite pakilt. Pasiruošęs? Bet ar tikrai pasiruošęs? Paklausyk. Jeigu dabar pakilsi, tu nebeturėsi šansų nusileisti, nes tavo kablio nebėra. Ir su pusę sparnų tu nebegalėsi normaliai nusileisti. Tai čia vienintelis tavo šansas. Čia tiesiog one way mission. Tai tu gerai pasiruošęs. Taip, aš pasiruošęs. Paleiskit mane. Gerai tada. Ir pavaryk. Na, jisai tai jau tikrai vienas keistas. Kaip tu kalbi, jisai herojus, jisai pasiaukojo tenais. Na taip, bet mes galėtumėm jo lėktuvą sutaisyti ir per 2 dienas, ne per savaitę, jeigu stengtumėmės. Tiesiog nepasakėm jam, bet jam nereikėjo ir taip skris, nes ir taip buvo labai sunkiai sužeistas. Na, nesvarbu dabar, jisai jau nuvarė, tai jau ką galim padaryti. Na, tu teisus. Įdomu, kaip tie vyrukai fronte jiems sekasi. Na, susitiksim vėliau. Jo, iki.